3 sostinės krepšinio mokyklos komandos stojo į kovą Lietuvos moksleivių krepšinio lygos pirmojo iššūkio varžybose. Kartu su sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniais dėl šalies čempionų titulo šį sezoną varžosi net 56 komandos iš visos Lietuvos. Savaitgalį iškilmingose sezono atidarymo rungtynėse žiūrovai beveik sausakimšai užpildė Impuls krepšinio arenos tribunas. Jauniesiems sostinės krepšinio mokyklos krepšininkams sėkmės linkėjo Vilniaus vicemeras Gintautas Bubravičius. Smagu matyti tokį gausų būrį jaunų pasitenkusių, kovai nusiteikusių žmonių. Galbūt ne visi iš jūsų tapsite čempionais, bet tikrai tikiu, kad ta meilė sportui, meilė lydės jūs visą gyvenimą. Ir būsite visą gyvenimą tokie sveiki ir tokie ryžtingi kaip šiandien. Prieš rungtynės už nuoširdžią pagalbą vicemerui buvo įteikti pirmoji numeriu pažymėti sostinės krepšinio mokyklos marškinėliai. Tokius pat marškinėlius gavo ir SKM Baltnetos komandos rėmėjų atstovė Vita Girštautaitė. Mes labai džiaugiamės, kad turim galimybę matyti mažųjų evoliuciją nuo pat pirmųjų varžybų ir tikėkime, kad ateityje mes matysim, kad mūsų komanda yra viena iš pirmaujančių lygoje ir norim tai matyti ne vienerius ir ne dvejus ir net ne 3 metus. Sezono atidarymo rungtynėse susigrūmė trenerio Mindaugo Noreikos treniruojama 12-mečių berniukų komanda SKM Baltneta ir metais jaunesni kitos sostinės krepšinio mokyklos trenerio Tomo Urbelionio auklėtiniai. Kaip ir tikėtasi, SKM Baltneta įveikė jaunesnius varžovus 28 taškų skirtumu – 72-46. Tai Laurinai, kas šiandien padėjo laimėti? Na gal kiek ir sėkmė, taiklus metimai, taiklios baudos. Kokius trenerius iškėlės yra tikslus? Kol kas tikslų dar nėra iškėlęs. Aš norėčiau 3 vietos, kaip pirmam sezonui. Kažkiek nuvylė paskutinis kėlinys, kai išleidom ne tai, kad silpnesnius, bet gal mažiau gavusius žaisti šiai dienai vaikinus ir kurie paskui jau patikėję pergalę 100% neatidavė tiek jėgų, kiek norėtųsi. Šitoj vietoj kažkiek tokia norėtųsi užbaigti varžybas taip, kaip pilna jėga iki galo, o neatsipalaiduoti. Bet čia, manau, natūralu tiek vyrų krepšinė, tiek vaikų krepšinė, kad tas atsipalaidavimas įvyksta. O šiaip rungtynės plius minus sužaidė kaip ir gerai. Visada norisi geriau ir ypač tokiam amžiui, tai visada matai priekaištų, visada nori, visada prašai daryti tą ir aną ir visada kažko nesigauna, nes dar tikrai, manau, krepšinio kelio pradžia pas juos yra. Iš dalies gal man nereikia su to susitaikyti, nes kuo daugiau reikalauja, to daugiau gal ir pasieksime. Taip, kad ir reikalaujam, prašom, kitąsyk ir neprašom, kitąsyk tikrai tik reikalaujam, bet tokia dalia. Kokius tikslus keli vaikinam šiame čempionate? Kuo daugiau pergalių. Kuo daugiau pergalių ir kad pasidėti tą pamatą kitiem metam, kad tas divizionas, kuris išpulto ar antras, ar ir pirmas praeitų, tai būtų idealu ir to ir siekiama. Į ko geresnį divizioną prasimušti kitiem metam. Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Danielius Lavrinovičius. Jis pelnė 18 taškų. 15 prie pergalės pridėjo Margiris Mačiūnas. Pralaimėjusi gretose fantastiškai žaidė Titas Mikalopas. Jo sąskaitoje net 26 taškai. O kaip tau pavyko taip puikiai žaisti? Buvai labai užsivedęs, nusteikęs kovai. Kas buvo, kad taip gerai sužaidė? Supykęs buvau. Norėjusi pergalės. Norėjot pergalės? O ką treneris pasakė prieš rungtynės ir po rungtynių jums? Šaunuoliai ir irgi norėjau pasakyti, kad kamuolių reikėjo daugiau atkovoti. O kokius komandai keliame tikslas šitam čempionate? Kaip manau? Ko tikitės? Koks svarbiausias tikslas? Manau, kad 5 gal laimėsime varžybas. Negaliu pasakyti, kad buvo labai blogas žaidimas, bet, sakau, norėtųsi geresnė. O ko dar trūksta tavo komandai? Individualiai jie yra pakankamai pajėgus, manau. Manau, reikia, kad jie suprastų, kad jie esą komanda ir jie gali keliese padaryti daug daugiau. Jautėsi nuovargis komandai. Dėl to pastebėjau, kad žaidėjai yra pavargę, kartais net kamuolio neina kovoti. Tai šiaip pas jos įsidėgymo netrūksta, bet paprasčiausiai trūko sveikatos. Kokie komandai keliami tikslai? Tikslai. Norėtųsi 4 pergalių. Aš tikiuosi. Manau, tai būtų gerai. Šventėje nepamiršti liko ir žiūrovai. Didžiosios pertraukos metu jiems buvo surinktas žaidimas, kuriame galėjo dalyvauti visi norintys. Pirmajam pataikysiam į krepšį nuo vidurio metimo linijos, sostinės krepšinio mokyklos partnerė bendrovė Adidas buvo pasiryžusi padovanoti sportinį krepšį. Nors vaikų tėvelių ir mamyčių metimai buvo labai arti tikslo, visi kamuoliai skriejo pro šalį. Prizas liko artėjantiems renginiams, kurių šiais metais sostinės krepšinio mokykla žada surengti dar ne vieną.